Gerai, 1, 2, 3. Aš nežinau. Labas rytas. Labas rytas, Lietuva. Labas rytas, kaip ryte. Labas rytas. Aš laidų vedėjas kartu su Motuliu, šiandien pristatysim iPhone, 16 Pro, ir paprastus. Maxus, visus. Visus, ir pliusus, ir maxus, visus įmanomus, visus 4 variantus. Ir šiandien pradėsime nuo paprasto 16 ir pliusinio varianto. Nu, labai šiaip, man jau vien dėžutės labai gražios, iš tikrųjų. Nes aš manau, kad spalva bus tokia pati, kaip ir ant dėžutės pavaizduota. Tai pas tai paprastas, ar ne pas tai? Pasime paprastas, 16, pas tave yra pliusas. Pradėsim nuo manęs? Jo. Sveikinu, tu ką tik Lietuvai pirmas, kuris tai padarei. Jo, toks jausmas, kad laikau 15 Pro Maxą ir jis toks lengvesnis. Tikrai lengvas ant tiek. Tikrai lengvas. Man labai sunku suprasti tą svorį. Jis keistas, ne? Aš asmeniškai naudoju Pro Max'o tipažą, dydį, tai man sunku suvokti. Bet jis tikrai labai lengvas, vaizdas žiauriai gražus. Labai kokybiškai, gražiai viskas atrodo. Ar pamatytum, kad čia yra 60 Hz ekranas? Jie įdėjo Action buttoną, kurį paėmė iš 15 Pro Max'o ir įdėjo paprastus 16. Iš pernai metų tiesiog. Jo, tada įdėjo šitą mygtuką. Čia ir naujausias dalykas, šitas naujas mygtukas. Šiek tiek daugiau to. Jo, man atrodo, turi tokį touchinį poveikį. Aš tai galiu komentuoti žiūrėdamas, aš to nedarau dabar, tai sunku pasakyti, bet realiai naudoju kaip fotoaparatą, ar ne? Priartinę, atitolinį. Atitolinį, eik, labai patogu. Žiūrėk. Išpakavom mano. Išpakuojam kitą. Davai. Nu, pažiūrim, ką turim. Bet jau seria, ne? Labai, ne, didelis turiu omeny. Nu, galim palyginti dydį. Iš karto jau čia. Ženklus skirtumas yra. Tikrai, bet turbūt maloniau šitą laikyti, būtent. Jo, va čia yra tas jau dydis, prie kurio aš esu pripratęs. Atsiprašysiu. Ir šavėm. Aš noriu palaikyti. Ne, tai aš noriu. Blemba didesnis, dar maloniau laikosi rankų, žinau. Eikti savo. Iš ties, skirtumas didelis yra tarp kalbant apie dydį būtent, o funkcijos iš esmės, tas naujas mygtukas, kurį aš pats noriu dabar ir ištestuoti. Gaunasi, kad kaip ir du nauji mygtukai. Tai yra tas Action buttonas ir yra kameros kontrolė tam. Camera control. Tai šitą gali užprogramuoti kaip tik tai nori, gali sudėti ką nori. Bet jis pernai buvo. Jis buvo, bet jis buvo tik ant Pro Max'o. O dabar jį... Jis dar ant visų modelių tiesiog keis mačiau. O dabar uždėjo visur, per visus modelius, kad naudoti. Okay. Visi realiai. Bet tu pajaus, kaip smooth eina. Ir tu jauti, stumdydamas, jauti palei tuos. Jo, kai užeini ant X-ų. Taip. Užeini, tarkim, ant X2, pajauti. Pirmas dalykas dėl ekranų. Tai dabar jis pasiekė iki 2000 nito. Nuo 1 iki 2000. Reiškia, jeigu tu naktį sėdėsi arba realiai gulėsi, sakykime, prie saviškės, galėsi įsijungti telefoną ir neplaškys nieko. Nes ten tiek gali, kaip sakant, nusileisti brightnessas. Jo, jisai prisitaiko prie apšvietimo. Realiai, pavyzdžiui, dabar, kai buvo vasara, ateina čia realiai vasara, kai naudosi iPhone'ą, bus gerai, pavyzdžiui, dienos šviesa, saulė spigina, galėsi įsijungti ramiai telefoną ir praeina, kaip sakant, naršyti, nes 2000 nitų yra žiauriai daug. Žiauriai daug. Wow. Bet aš dabar matau, kad 60 Hz ekranas, ne 120. Kaip buvo prieš tai?
Nei vienas šiaip iš tikrųjų paprastas variantas iPhone būtent nei 15, nei 16 niekada neturėjo daugiau negu 60. Čia 16, čia ir 16. O sakau, jo, tai 16 neturi va to daugiau negu 60 Hz, aš dabar matau skirtumą realiai einant. Realiai žmogus šiaip iš tikrųjų niekada nepastebės to. Bet tu, kadangi esi ne žmogus, tu matai skirtumą. Bet aš pripratęs prie jo didesnių tiesiog hercų, tai jo, matosi skirtumas. Galim patikrinti vieną dalyką, prašau. Nu, Ar čia yra lietuvių kalba jau? tu nori lietuvių kalbos? Jo, aš noriu sužinoti šitą dalyką. Nes čia naujausia sistema, 18 OS ir gyrėsi, kad ko ne visos pasaulio kalbos jau turėtų būti. Tai čia atveria galimybę įsigyti, nu, nežinau, mano močiutė, tarkim, įsigyti telefoną, jinai negali naudoti vien dėl to, nes nesupranta tiesiog anglų kalbos, Taip. o naudoti kitom nenori kalbom. Taip. Nori lietuviškai, nes pripratę. Yra. Jo. O tu ką galvoji, kad nėra? Nustatoma kalba, į lietuvių kalbą jau rašo, nustatoma kalba. Kai bus keista. Iš viso bus 5 spalvos. Tai pink, ultramarine, teal, white ir black. Tai šiaip šitos 2 spalvos tai labai ryškios, palyginus su praeitų metų modeliais. Ir jos labai, žinai kas, labai gražiai žiūris ir jos neužknisinančiai žiūris, jos nėra tokios, jos neutraliai tokios. Man simpatiškos šitos spalvos, nežinau kaip vardyti, tikrai labai. Tai vėl, jeigu pavyzdžiui pirtum antrai pusiai, tai va šitas eitų... Čia ir yra, va, toks, nu neįskiriu, čia gali ir vaikinai naudoti tokią, bet dažniausiai... Kas bus su šitais ateinančiais iPhone'ais, kai darys baby shower'us ir taip pabandys... Gender revealas. Jo. Gender revealas. Jeigu berniukas iš karto mėlynas iPhone'as. O jeigu mergaitė rožinis. Yeah. Tai kitas dalykas, kas pasikeitė nuo praeitų metų, tai pasikeitė čipas, peršoka viena karta, dabar 18, tai ir performances pagerėjo, ir baterija pagerėjo, viskas realiai. Ir kartu su kamera. Tai įdėjo ultrawide'ą ir dabar pats ultrawide'as irgi turi autofokusą, kad jeigu tu kažką fotkini labai arti, jis gali sufokusuoti ir ypač iš arti ar iš toli. Tai labai daug naujų pridėtų funkcijų, kas yra labai gerai, jeigu žmogus... Šiaip grįžtant prie čipo, tai kaip suprantu, dabar gali vaizdo tuos video žaidimus vadinamus žais dar. Ten vos ne konsolinį to lygio, ten visokie... Jie pakeitė labai daug ką viduj, kad neįkaistų ir kad galėtum realiai mėgautis telefonu. Pilnaverčiai. Jo. Kad taip gražiau? Jo. Ne, o kodėl? Gerai. Pradėjai su mažesniu ir būk su mažesniu. Tai ką, einam prie 16 Pro ir Pro Maxo. Tai čia ta pati tikro titano spalvos. Eik tu savo. Koks dar kitoks poveikis telefono. Sveria daugiau, jaučiu, kad daugiau sveria, bet toks tvirtesnis. Nes, titanium. Aš nežinau, kodėl, bet norisi pamėginti. Nedaryk daugiau tai primonės, man širdis nesustojo. Jo, bet pala, o dydžiai identiški? Ne. Tai paprastas 16 yra 6.1 colio, o Pro yra 6.3. Tai šiek tiek didesnis. Realiai labai iš tikrųjų matosi vien dėl šitų šonų, matai? Yra daug siauresni negu šitie. Va čia jau jaučiasi. Tas toks fluid motion, žinai, eini ir jaučiasi, kad viskas labai švelniai eina. Ir čia kamera? Ir kamera. Papildoma kamera? Kas leidžia priartinti 5 kartus? Taip, telefoto kamera. Telefonas telefoto kamerą turi. Supratau, gerai. Kol tu apžvelginėjai, aš išlupsiu didesnį variantą. Kuris turbūt yra... Turbūt yra? Turbūt labiau, kaip pasakyti, visi laukia, turbūt didžiausia. Nu ką, gal eikime pakeisti ir čia kalbą? Jau ką, nieko čia nekeisim. Didesnių pakeisti kalbą. Dabar vat įdomu. Tie, tarkim, va, labai gerai, kad čia gulia iPhone'ai.
kol fotkina, iš viso bus 4 titanium tos spalvos, tai būtų black titanium, white titanium, desert titanium ir natural titanium. Tai čia būtų šitas natural būtent titanium. Moka papykins kamerytę. Pas tavę yra ta nauja infamous desert titanium. Dykumos. Jo, dykumos. Bet tu sakai, kad tu nori juodo. Jo. Bet dabar ar apsigalvotum? Iš esmės vis tiek aš po dėkliuku laikyčiau, nes man gaila būtų subraižyti galą. Tai gal didelio skirtumo tas spalva man nesudarytų, jeigu aš, ta prasme, turėčiau savo naudojimą. naudojimą. Turbūt be keiso varytum. Jeigu žinai, kad ne. Jei galėčiau, aš... Tai, kaip tokį grožį, kaip tu gali uždengti tokį grožį? Nu, čia tiesiog, ne, jo. Man atrodo visi, jei galėtų, tai visi be dėkliukų nešiotų tiesiog. Taip. Tai iš esmės jo. Bet man šiaip, kaip modelis, į spalvą aš dar nekreipiu dėmesio, aš tik kreipiu į paėmimą. Čia būtų didelis upgrade'as, ne? Man jo, nes aš susidomėjęs būtent va šio variantu ir, šypsočiausi daug labiau, jeigu jis būtų jau mano. Gal šiaip nesupyks nieks, aš jį savo dabar, žodžiu, wow, tikrai, wow. Tai gerai, tai, dabar aš noriu palaikyti jas. Ne. O, blemba, kaip skiriasi svoriai. Bet toks... Tai ir dydžiai skiriasi. Bet visiškai kitaip. Ok, jaučiasi. Ties kameros vieta jau jaučiasi tas toks maždaug, kad jau... Tas vienas papildomas lensas. Jo, iš karto jau viso, jau pusę svorio prideda. Šiaip įspūdinga, kad dabar visi 3 lensai yra Cam 8 megapikselių. Pats pabandyk atsidaryti kamerą, tas X5, tai... Man ne tiek, kiek tas X5 yra įdomu, man yra tas įdomu 120 Hz ant 4K. Kad gali pasirinkti 120 FPS ant 4K ir paskui editinime tu gali... Tu pakeisi gali slow motioną pasidaryti. Čia tai wow, čia yra tikrai... Aš nežinau, kiek žmonių iš tikrųjų tai naudos, bet man, sakykime, kur daugelį kontentų darau per telefoną, ar ten fotkinu, ar kažkiek filmuoju, ar ten stories dedi, tai... Tokia kaip mes, tai manau, kad išnaudoju šitą funkciją labiau. Tokia funkcija mums, pavyzdžiui, yra aktuali. Vis labiau nustebina. Nenori pats? Bet šito negalėjom, nes šitie 3 lieka, šitas jau viskas. Mane visą laiką traukia prie to. Mane ta tokia vidinė kova ir visą laiką traukia iPhone'as prie to nusprendimo ir realiai. Aš skaičiau, kad baterija kone iki 36 valandų atlaiko. Ir ta prasme, naudojant normaliai, žiūrint vaizdo įrašus, žaidžiant. Ir tai daugiau nei parą ir kur tu gali jį pilnai naudoti. Tai čia žiauriai bus 15% spartesnis. 20% bus spartesnis bus GPU, 20% mažiau energijos valgys. Tai čia labai gerai. Plus, dar Type-C pasikeitė, jeigu dabar neklystu, iki 10 gigabitų per sekundę greitai gali pasiekti. Tai čia jau irgi pasistomėjo nuo prieito modelio. Tai jie vis po truputį vis gerina. Jeigu žmogus atėjęs nuo ten kokio 10, iš karto peina prie 16, tai pamatys didžiulį skirtumą. Tai čia kosminis skirtumas. Laidų vedėjas, ar žinai šitą dalyką? Kad mes dar juos turime apkeisti vietom. Taip. Todėl, kad čia dar išdėstysiu juos pagal talpas. Šie telefonai nuo 128 GB iki 500 GB, tai yra 3 skirtingų variacijų. 128, 5.2, 5.6 ir 5.12. Taip. O čia jau prasideda nuo 256 ir iki terabaitų. Aš neįsivaizduoju, ką galima veikti su terabaitu, bet čia turbūt kiekvienos merginos svajonė, daug nuotraukų, selfiukai telpa visi. Aišku, reikia prisiminti, kad tu filmuoji 4K 120 FPS. Užima labai daug failų. Užims labai daug. Ir jeigu tu dar filmuosi su 10-bit, ir dar filmuosi su viskom, tai uždėta pilniausia, ProRes, tu greitai išnaudosi terabaitą. Tai apžiūrėjom telefonus. Įspūdingai. Patiko, ne? Tai aš neturiu ką daugiau pridurti, čia tiesiog, čia yra tobula. Turbūt pastebėjote, kad mes kažką dar turime ant rankų. Tai pas Matulį, tai yra naujausias Apple Ultra Watch'as 2. Gal aš papasakosiu, kas gero. Įspūdingiausias dalykas, kad iki 100 metrų gali nerti. Tai tu Lietuvoje gali į bet kurį vandens telkinį, į bet kurį, jūs nerasit Lietuvoje, tu į bet kur gali šokti ir jis vis tiek jums veiks. Teponėrės,
tauragnę aš lokimarinu 100 metrų gilį ir va, savo atsidarinėjau. Vaistukus susireguliuoju, orą pasižiūriu aš, kaip viską, va tiesiog. Čia, man žinai, mes jau jį sudėję gan ilgai. Ir tiek tu savo laiku judės ilgai. Aš net nejaučiu. Jo, aš irgi ant tiek pripratau, pirmą įsidėjau, galvoju, nes aš įprastai be laikrodžio būnu. Jo, aš be laikrodžio būnu, jo. Ir aš toksai užsidėjau pirmą ir galvoju, jaučiasi, kad yra svoris, o dabar taip prie rankos lipu, kad aš ne tik telefoną pasimsiu su savim, bet ir laikrodį aš jau nešysiu namų. Nu, net ką reiškia nešysiu, aš jau nenusimsiu, aš tiesiog va. Ir išeinu, nes žiauriai smagus. Nežinau, kaip tau iškis, bet man iškis, tai žinau. Mano yra labai, sakyčiau, toks, jis labai lengvas yra. Aš realiai nepajutau. Nu, tipo, realiai, kol mes šnekėjom, aš greit pripratau prie to. Nes jis yra labai lengvutis ir man labai patinka ekranas, labai gražus. Bet tu gali man papasakok hibridai apie naują Ultra. Tai... Aš nežinau, ar visas funkcijas sugebėčiau išnaudoti, nes nesu labai sportiškas. Forma patinka turbūt, ne laikas. Forma labai gera. Labai patogi, piktogramos labai gero dydžio, viskas matosi ir čia tiek visko daug, kad aš net nežinau, ar viską išbandyčiau. Ir tas titanas, nu, labai toks tvirtas. Aš negaliu jo trenkti, bet aš net nebijau, kad jam nieko nenutiktų. Ar tikrai galim patikrinti? Negaliu trenkti. Koks ekranas, always on retina. Ekranas. Always on retina ekranas. Va, susikaupiau ir gerai pasakiau. Always on display. Taip, tuomet, va, kas mane domino, tai ir jisai ilgiau laiko už telefoną, tai pasirodo atlaiko 36 valandas, jeigu aktyviai naudoji, bet jeigu ant lėtesnio režimo, tai 72. Tai čia... Jo, lėtesnio režimo ir šiaip... Čia 3 paros. Jo. Oi. Jo, 3 paros. Labai ilgai. Jo, nice, iš tikrųjų tai daug, čia gali visokiausių dalykų. O tu dėvėtum jį kol miegi? Nu, aš nežinau, čia pripratimo reikalas turbūt. Bet dabar va šiai minutei nusimčiau, nes nu, aš nenešioju, tai šiai minutei nebūčiau su laikrodžiu. O tu? Okay. Aš tai naudočiau, nes šitas 10 būtent, jis yra tiek mažas, kad tu realiai, nu, kaip mažas. Šiaip, nu, nėra labai jau mažas laikrodis, bet jis yra... Tau gal mažas, man tai. Plonytis. Šiaip, pagalvojęs, palyginus... Laikrodis kaip laikrodis? Nu, jo. Daug plonesnis. Tai man labai patinka dizainas. Ir tas lengvumas toks, aš realiai sakau, visą laiką, kol mes šnekėjom, nepajutau, kad aš jį užsidėjęs esu. Taip, tai būtent 10 speksai, tai jis dėja 100 metrų. Tu pasakok, aš vaikščiosiu dabar biškį čia jo aplinkui, aš pasivaikščiosiu, tu pasakok. Būtent šitas 10 yra atsparus iki 50 metrų, kaip šiek tiek mažiau negu Ultra. Jis yra ploniausias Apple Watch'as, kuris buvo sukurtas ir realiai iš tiek, mačiau per keynote'us, realiai jaučiasi iš tikrųjų net ir vizualiai ir fiziškai, kad yra žiauriai plonas. Tas man labai patinka. Pribėgioj? Jo, 128 pulsas. Aš tiesiog vaikščiojau. Tai man kažkiek neramu. 10 yra įdėtas ir aliuminis, ir titanas, kad būtų dar lengvesnis. Jis dar net sveria, aišku, čia nelabai didelis yra skirtumas, bet 10% mažiau negu 9 Watch'as. Tai gal aš žmonių tai iš tikrųjų realiai pajustų, bet vien dėl dydžio žmonės pajustų tą skirtumą iš tikrųjų nuo 9. Bet tai, ekranas padidėjęs? Jo, nes bezulių sumažino, lygiai tas pats principas ir kaip per iPhone liniją, tai sakyčiau, šitas upgrade'as yra tikrai geras. Na, labai smooth. Šiaip įdomus dalykas, kad nežinau, kaip įvardyti. Jie Ultra pristatė ir būtent juodą spalvą, nes pirmasis variantas neturėjo. Tai jie dabar turi juodą spalvą. Man žinau, spalva šiaip daug žaidžia, tai gali būti, kad jeigu juodas iPhone'as, juodas Watch'as, eitų gerai, ne? Taip, viskas. Tai spalvų yra begalė, Natural Titanium, Slate Titanium ir Gold Titanium. Bet kitas yra geras dalykas, kad pakrovimas pagerėjo. Tai 80% pasieksit per 30 minučių, kas yra labai gerai. Greit numeti pakrauni, ir prašom, gali pasidėti. Bet jie kraunasi, dedasi ant MagSafe'o? Jo, ant magneto tokio. Tik ant jo? Jo, tik ant jo.
Šiaip dar viena nauja funkcija. Dėl, kas kalbant apie ligas, jis kažkaip apnėja aptinka. Šitas man biškai mind-blowing dalykas. Miegant aptinka apnėja laikrodis. Tai pašnekėjom apie telefonus, apie Štai. laikrodžius. Nuostabieji telefonai. Visą liniją, nuo 16 iki 16 Pro Max'o. Pasakojom apie visas spalvas, ką gali, kaip dizainas skiriasi. Aš tikiuosi, jums patiko šitas video. Jeigu jums labai patiko, dėkite laiką, dėkite subscribe, parašykite komentaruose, kokia jums labiausiai patiko funkcija iš visų naujausių iPhone'ų. Yra planų įsigyti. Jo, ir ar planuojate upgrade'ą daryti ir dar galite parašyti, kokį dabar naudojate telefoną, ar planuojate daryti upgrade'ą į 16 Pro arba 16 paprastą, Arba Pro pliusą. Max'ą. Jo, iš visų šitų 4 variantų, parašykite komentaruose. Ne, mergaitės lydysis dėl šito. Mergaitės šito? jau. Čia matau kaip jau. Tai jo, parašykite komentarus, lauksime, būtų įdomu tikrai sužinoti. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Ačiū tau, kad prisijungai prie Ačiū Jums. šito evento, atidaryti ir patirti šitos naujausius iPhone'us pirmieji Lietuvoje. Dėkui, kad žiūrėjote ir susitiksime kitą kartą. Iki chebryte. Sudė. Stay